Kuzminskas, Eimantas Bendžius ir Jonas Valančiūnas. Gerai, strukta varžovų gynyba, Eimantas Bendžius 0 iš... Kovoja baudos aikštelėje, Buselė ten gauna kamuolį, aišku, bus nelengva. Ten pranašumo gali ieškoti. Čia Rudy Goberas. Toli nuo krepšio, nėra jis pavojingas prie 3 taškų linijos. Dabar būtent jo gynyba prieš Mindaugą Kuzminską žaidžiantį nugarą į krepšį ir užtikrink. Tai ir diskusija dėl jaunojo Kiliano Heiso buvimo komandoje, tačiau galiausiai Buselė ieško dabar Rudy Gobero arčiau krepšio. Rudy Goberas dar kartą susikeitė ginamaisiais ir dar perima kamuolį Nikolė Batumas. Užtikrintas. Užkarta visus kelius. Iš 3 taškų zonos Dimša ir lygus ir žaidžia pirmajame rungtynių kėlinyje. Autara, jo verpstė. Numestas kamuolys atgalinį lyginai prie 3 taškų zonos ir kol kas kažkokių solidesnių sezonų nepavyksta jam ten turėti, tačiau keliasi iš Šarlotės Hornets ekipo. Čia Ignas Brazdeikis. Situacija galimybė greitai užpulti varžovus. Brazdeikis, jo, geras Vaitas Kariniauskas prieš Nelikiną bando žaisti nugarą. Ten Mustafa Falas dar buvo pasiruošęs. Ar viena klaida. Ojoj. Čia jau užbaigė. Savo Prancūzijos nacionalinės rinktinės marškinėliais. Čia Falas prieš Valančiūną. Ir 3 taškų zonos, ypatingai pastaruoju metu antroje karjeros pusėje, daug dažniau dar ir atakuoti. Turi dirbti su labai greitų varžovų gynėjų Silvėnu Francisko. Čia varžovų aukštųjų komandų. 6,5 rezultatyvaus perdavimo rinko gynėjas Dekolo. Ir manyčiau, kad būtent per tuos langus ir užsirekomendavo savo rinktinio. Čia Rudy. Jau Valančiūnas nusileisti po krepšių nespėjo, Goberas gauna kamuolį, Bendžius nieko negali padaryti prieš Rudy. Uždaryti keliai krepšio link, Valančiūnas iš 3 taškų zonos meta ir tai dar. Aikštė ginasi mišriai ir ne visada tu būsi 1-1 su savo tiesioginiu. Šioks toks chaosėlis, kuris baigėsi sėkmingai lietuviams. Sirvydis užsitaiso iš 3 taškų zonos, Deividas. Palindo Dekologija, Buselė. Vėl puikiai dalyjasi kamuolį. Buselė. Prieš jį. Vladas Sedekerskis ir vėl geras įkirtimas be kamulio, kurį prieš 2 Valančiūnas. Čia spėjo dabar grįžti į laikų prieš Mustafa Falą ir 1-1 turi žaisti varžovų aukštaūgis. Falas pats tiesiog sugebėjo užbaigti ataką. Čia Vaido Kariniausko tiesiog dovanėlėje Buselė ir štai tokia antroje kėlė. Buselė turi, aišku, jėgos pranašumus prieš savo tiesioginius oponentus rinktinės centrą. Perdavimas tikrai neužtikrintas buvo ir pavyko išsitraukti kamuolį Goberą. Spėjo Tomas Dimša prisistatyti prie Liokobo, Batumas per Jono Valančiūno iškeltą. Ar pačiam žaidėjai psichologiškai būtų labai naudingas toks epizodas, ar keletas jų, čia Mindaugas. Spars klubo atributikos pardavimai turbūt Prancūzijoje vėl iškilo, kaip kažkada Tony Parkeris, turbūt vienas pats pardavė labai daug savo šalyje, taip dabar Viktoro. Marškinėlė ateinantį sezoną bus be nepopuliariausia prekė Jungtinės Amerikos valstijose, o čia tų lyderių ilsisi. Sirvydis, derinys jam ir Deividas. Perimtas kamuolys, Ignas Brazdeikis ir Sirvydis pasileidžia į greitą puolimą. Brazdeikis dar ieškojo ir kontaktą prisijungti prie Prancūzijos rinktinės. O tokia galimybė yra, tuomet turbūt matytumėm ir tą scenarijų. Štai tokį metimą renkosi Nikolė Batumas, drąsiai, labai netaikliai Dekolo. Po atkovoto kamuolio puolime ir Prancūzija. Nelikina. Trečias. 0 taškų. Jo sąskaitoje išlieka. Dimša, Sedekerskiui. Ir Tadas Sedekerskis. Brėlius Maldūnas, jo agresyvus stepautas. Otumas, Nelikina. Tiesiog suranda laisvą žmogų. Šoka Prainado Dekolo. Dimša iš 3 taškų zonos netaikliai. Maldūnas ima kamuolį puolimą. Žaisti 2-2 su Gabrieliumi Maldūnu. Perdavimas Lietuvos rinktinės. Ir vėl geras kamuolio nusimetimas Dekolo. Dalyjasi tiesiog sėkmingai kamuolį. Mustafa Fala perimetre. Brazdeikis veido į krepšį ir tai. Fala nėra baudos. Dabar jau Mustafa Falas laukia. Dimšos baudos aikštelėje. Brazdeikis gražiai šokdina. Nelikina. Palei galinę liniją jis. Francisko kerta be kamuolio. Tik pirmosius taškus beje pelnė jis. Margeris Normantas ateina aukštų trajektoriją. Įprasta mikrodvikova tarp Normanto ir Francisko. Per šiuos metus ir Silvėnas Francisko iš 3 taškų zonos. Antenu Peristerį. Žaidimo klube tiek daug matyti neteko. Atrodo viską turi. Geriausia opcija žaisti 1-1. Kuzminskas. Jokubaitis, bent šiek tiek pasigė. Perimti kamuolį. Deividas Sirvydis. Kuzminskas iš 3 taškų zonos. Lietuvos rinktinės puolėjas. Vienas labiausiai patyrusių Lietuvos rinktinės žaidėjų. Paskutinės sekundės tas aklys. Kuzminskas ir dar palepins vietomis ir dar.